Šiandien mes jau išvažiuojame iš kanjono, bet pakeliu sustam visose žymėtinuose punktuose. Ir va čia yra Grand View, vadinasi point. Didysis vaizdas. Bet pažiūrėkit, ką man Kristoferis parodė. Aš net nebūčiau gal radus, pastebėjus pati. Va ten vat upė matosi vingiuoja. Kolorado upė. Gražus vingis labai. Nes upė iš vis mažai kur matosi. O to aš nusileisiu čia žemiau, pažiūrėsiu, koks dar. Ne. Ne. Kika. Stop. Čia yra kita dalis. Grand View. O čia galima pamatyti sniegą. Kristoferis man rado sniegą. Pažiūrėkit, gabaliukas. Baltas. Na, čia dabar mes sustojam Lipan Point, vadinasi. Žiūrėkit, kaip gražiai skrenda paukštis. Čia yra varnas, tas juodas. Va, jisai kaip gražiai ir aukštai skraido. Čia yra turbūt pats gražiausias vaizdas visame kanjone. Pažiūrėkit, kaip gerai upė matosi. Ten yra labai srauni atkarpa, kuri atrodo va taip vat. Va, jinai padidinta, žmonės raftina pačioj. Labai stiprus lengstis. O ten ir žiūrėkit, kas toliau. Štai dar koks gražus vingis. Labai gražu. Neįtikėtina. Čia jau net galva svaigsta, pažiūrėjus žemyn. Na va ir mūsų paskutinė stotelė yra Desert Tower View, vadinasi. Čia yra toks vat bokštas. Štai, jis nelabai aukštas. Ir tikriausiai jį galima užlipti ir pasižiūrėti iš viršaus. Ką mes dabar pabandysim padaryti. Štai kokie gražūs bokšto akmenys seni. Kiek čia bičių, paklausykit. Šimtai jų čia. Štai kaip viskas gražu viduje bokšto. Here's how the tower looks from inside. Beautiful paintings. Dabar vaizdas nuo pat viršaus. Čia yra tik per stiklą galima pažiūrėti, dar geriau matosi upė iš arčiau. Ten yra tokia va tarpinė terasa, kur galima užlipti, išeiti lipant. Na, ir čia pats paskutiniausias jau vaizdas. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Ačiū už jūsų like. Ir labai linkiu visiems pamatyti šitą stebuklą.